Labas vakaras, gerbimieji. Toliau automatizuoju savo daržo laistymą. Su mano drėgmės matavimo prietaisu pastarą savaitę įvyko keli dalykai. Pirmas yra tas, kad nusėdo baterijos. Bet tą savaitę daug lyjo, galvojau, gal dėl to neužteko saulės. Aš baterijas pilnai vėl įkroviau. Pakeičiau šunto rezistorių 10 kartų mažesnį, kad greičiau krautų, kai šviečia saulė. Ir palikau vėl veikti. Ir per naktį viskas vėl išsikrovė. Tada aš dar buvau pastebėjęs, kad BMP 280 temperatūros matavimo daviklis rodo keistas reikšmės. Bet žmonių tai susijęs su įtampos kritimu. Bet nepasirodo. Ant jo pateko vandens ir jisai pradėjo trumpinti ir prasidėjo korozija. O tai aš pastebėjau, kai pažiūrėjau grafiką temperatūros, kad visą naktį temperatūrą jisai siuntė 40 laipsnių maždaug. O šiandien konstruosime ir montuosime laistimo dalį. Man jau atėjo siurbliukai, turiu baterijas, atspausdinau dėželę, kuris tai sudėsiu, atspausdinau laikiklius šlangai, kurie tvirtinasi prie vazonų. Turiu plokštelę, beliko visai sulituoti ir galėsime išbandyti. Taigi pirmyn. Sulitavau už tokią plokštelę, SP kontroleris, kondensatorius maitinimui, 3 ledai ant išėjimų ir dabar prilituokime pompas. Pusvalandį bandžiau suprasti, gal neveikia, dabar supratau. Buvo ne tie tranzistoriai. Štai, padariau, kad veiktų. Super. Rytoj išbandysiu laukia. The next day. Prisipyliau bačką vandens, turiu dozatorių, dabar pažiūrėsim, per kiek siurbliukas prisiurbė 1 litrą. Tai pradžiai išsiaiškinsim, kuris pirmas. Šitas. Laikosi. Timerį susirasiu. Start. Stok. Taip, litras 50 sekundžių. Gerai, sekantis bandymas bus laukia. Reikia prijungti šlangą. Tai va. Ir užmauti ant vazono. Super, gerai gausi. Reikia dar porą šlangos gabalų atpjauti kitiems siurbliam. Nežinau, kur statyti šitą bačką. Reikėtų į kampą arba šalia. Jeigu šalia, tai užteks mažiau šlangos. Darysim va tiek, tebūnie. Gerai, pradžiai padarysim va tiek. 2 po tiek. Laukia karšta žiauriai. Taip, viską liejam ir dingstam iš čia. Taip, ir viskas sukišam. Vieną iš jų. Nors nesvarbu iš tikrųjų.
Ir žiūrim, kas gausis. O, lieja. Gerai. Daug man šitą kamerą. Dabar turėtų lieti 25 sekundės. Po to persijungti ant kito, ant trečio ir po to antrą ciklą padaryti. Pirmas siurbliuko tarsi nesigirdėjo, antras girdisi. Aš vis nežinau, kiek jie kinietiški tokie pratems. Šitą dalis panašu, kad veikia. Ir keliausiu namo ir parašysiu kodą, kuriame aš, manau, kad rankiniu būdu jas liesiu, kad būtų galima pačiam pasižiūrėti, kada karšta ir paspausti truputėlį, palėti po pusę litro.